1986 metais, kovo 27 dieną, įvyko Antono Čechovo pjesės Dėdė premjera. Spektaklio režisierius Eimuntas Nekrošius, scenografė Nadežda Gultejeva, kompozitorius Faustas Latėnas. Suvaidinta 261 spektaklis. Dėdė Vania. Čia išskirtinis spektaklis mano biografijoje. Manau, kad ir teatro visoje istorijoje. Pirmiausia, todėl, kad aš repetavau Dėdė Vanią, o paskiau tik vaidinau Astravą, taip susiklošęs aplinkybėm, taip gavosi mano gyvenime porą kartų. Taip ir Makbetė pasikartojo paskiau, kaip kažkas dirbo, tiksliau Rumšas dirbo Makbetą, o paskiau paskutiniu metu viskas apsivertė aukštinkojom ir aš vaidinau ir 10 metų vaidinau tą spektaklį. Dėdė Vania pats, žinai, dalyvavai tam spektaklyje. Jis gimė, tu atsimeni, kad aš repetavau Dėdė Vanią, o paskiau, reiškia, Vilkaitis susirgo, po to. Bet per repeticijas visas skylės užkašydavau aš. Nu taip gaudavosi, kad ir Sredriakova nebūdavo tarnų ir palatiorų. Tarp kitko, gal net ir mano idėja. Bet čia nesvarbu visiškai, bet taip jau gavosi aplinkybės, kad aš vaidinau Astravą. Man buvo labai įdomu, nes iki tol jie kitaip su Remigijum Vilkaičiu buvo sustatę tas scenas, o man pradėjus repetuoti ir galutinai pasilikus tam vaidmenį, viskas buvo pergalvota ir tie įžymus nusišovimai tyčiniai, tos visos įžymės mizanscenos Atažerė ir kėdė, koja ant kėdės su Elena Andrejevna, jie visi buvo, taip atsirado ir Gyrios, taip atsirado ir taurių statymas Irenai Tamošiūnaitei. Mokyklos, brikai. Nežinau, man spektaklis man sukelia labai gražius prisiminimus, aš netgi kartais sapnuoju jį naktim, ir, nes man teko ir vaidinti su savo žmona Dalia, jinai porą spektaklių vaidino. Ta prasme, o daugybę metų vaidinau su Overaitė ir su Dalia Storik, abi dvi Dalios. Ir prisiminimai kažkokie labai šilti, nes tai buvo ilgas darbas, spektaklis ilgai ėjo. Pagaliau. Iš vargų ir dėlionių graudžiųjų mus išves į palaimintą šalį.